Sveiki, Dalia. Sveiki, Varda. Kaip sekasi? Ačiū, laikausi neblogai. Labai džiaugiuosi, kad padėsit man šitoj finansiniai kelioniai. Važiuojam, pasivažinėsim ir papasakokit, kaip jums sekasi, kas naujo. Planuojam šiuo metu su vyru naujo būsto įsigijimą, šeimos pagausėjimą. Puiku. Ir žinau, kad yra daug kelių, kaip pasiekti tą finansinę saugumą ir patogumą ateityje. Tai ką patarsit, tarkim, kuris tas kelias geriausias, taupimas ar investavimas? Iš tiesų, abudu jie yra geri, nes tiek taupimas, tiek investavimas jisai yra reikalingas. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, būsto įnašų jau esate susitaupę? Turite reikiamą sumą? Esam šiek tiek sutaupę ir netgi šiek tiek investuoti bandę, bet taip mėgėjiškai. Mėgėjiškai, po trupučiuką. Tai iš tiesų dabartiniai jūsų laukiantis pokyčiai turėtų šiek tiek padėti jums sustatyti jūsų šeimos finansus į savo vietas. Tai labai būtų svarbu užsitikrinti, kad jūs turite pirmąjį įnašą reikalingą 15%. Ir aišku, vėlgi priklausomai nuo to, dar ko bankas gali paprašyti, visą laiką rekomenduočiau pasilikti ir tam tikrą rezervą. Apskritai rekomenduojama turėti rezervą bent jau 6 mėnesių šeimos pajamų dydžio, kad jūs galėtumėt labai ramiai gyventi ir tą rezervą galėtumėt jau tada laikyti, pavyzdžiui, terminuotose indėliuose, trumpalaikiuose, dalį einamojo sąskaitoj. Ir tai vadinama yra taupimu. Ar esat girdėję apie 50-30-20 taisyklę? Būtų įdomu išgirsti. Būtų įdomu. Tai 50% savo visų gaunamų pajamų, nedaugiau kaip, reikėtų skirti kasdieniam išlaidom, būstui, komunaliniam mokesčiam, vaikų mokslam ir panašiem dalykam. Dar 30% nebūtinosiam išlaidom, kurių galėtumėt atsisakyti esant reikalui. Tai kaip pavyzdžiui kelionės, pramogos, restoranai ir panašus dalykai. Dar tada lieka 20% ir tos 20% jūs jau turėtumėt skaičiuoti arba taupyti, arba investuoti priklausomai nuo jūsų tikslų. Tai visų pirma, aš tai pradėčiau nuo pamato, taip vadinamo, ar ne? O pamatas tai yra pensijų kaupimas. Tai jums su vyru reikėtų taupyti ne mažiau kaip 10% visų gaunamų pajamų skirti būtent pensijų kaupimui. Ir tada iš to, ką sakiau, jeigu 20% skiriam iš viso, tai lieka dar 10. Tos 10 galit paskirstyti vienas dalykas vaikų būsimiem mokslam, nes vaikams tikrai reikės kažkokių tai pinigų gyvenimo pradžiai. Net jeigu mokslas bus nemokamas, tai galėsit būsto įnašų išnaudoti ar ten pirmai mašinai, vis tiek sukaupti tam tikrą kapitalą yra labai gerai tam. O tada jau, jeigu dar lieka jums laisvų pinigų nuo to, ką gaunat ir išleidžia, tai tada galima jų investuoti, pasirenkant akcijas, obligacijas arba jų mišinius investiciniuose kažkokiuose tai fonduose. Supratau. O tai, tarkim, tos akcijos, jos tokios labai nestabilios rinkoje. O kaip žinoti, ką investuoti? Iš tiesų, taisyklės yra dvi ir tokios labai paprastos. Viena taisyklė tai yra periodinis investavimas. Tai, kad jūs nebandytumėt gaudyti rinkos pikų pakilimo arba nusileidimo. Sakom, kad periodiškai investuoti visada yra geras laikas. Jūs tiesiog pasiemat, nusistatot sumą, geriausiai, aišku, irgi automatiniais pervedimais ir kiekvieną mėnesį jūs atsidedat pinigus ir jūs juos investuojate. Antra taisyklė yra išskaldimas tų lėšų, vadinamas diversifikavimu. Kuo plačiau tos lėšos bus išskaldytos, to bus geriau. O ar verta, pavyzdžiui, pradėti nuo mažų sumų ir... Vienareikšmiškai. Nes jūs tik tai pradėję nuo mažų sumų, jūs pradėsit suprasti, kaip veikia akcijų rinkos. Todėl, kad į akcijų rinkas, jeigu jūs norite investuoti, tą reikia daryti ilgai. tą reikia daryti ne mažiau kaip 10-15, o geriausia tai yra dar ir 20 ir daugiau metų. Tai vėlgi akcijų rinkos tinka ilgalaikiam tikslam pasiekti. Jeigu turit trumpesnio periodo tikslus, labiau verta būtų darytis į obligacijas. Tai vėlgi kvalifikuoti finansų specialistai jums gali tikrai patarti ir pasiūlyti tinkamą sprendimą. O tiesa, kad jauniems žmonėms sako, dar galima labiau rizikuoti, o vyresniems jau ten reikėtų saugiau. Dalis tiesos yra, tai todėl, kad tai susiję. Kas dar galinčių rizikuoti, ar ne? Vienareikšmiškai. Labai svarbu kažkurį tai laiką pasiekti ir pasilaikyti tos finansinės drausmės, nes labai dažnai, kiek mes irgi dirbam su šeimom arba aš konsultuoju, tai būna žmonės net negali vardinti konkrečių sumų.
kiek jie skiria kasdieniam išlaidom, kiek jie skiria va tom pramogom, papildomom atostogom, įvairiom išlaidom ir kiek jie skiria taupimui ir investavimui. Tai labai svarbu tą iš tikrųjų tiksliai sekti. Taip, yra labai svarbu sekti, netgi galima tą daryti paprastam Excelio failę, tą susirašyti ir kartu su sutuoktiniu susėst, apsitarti, o kiek mes kam išleidžiam ir žinoti abiem, kur mes esam su tais finansiniais dalykais, nes labai dažnai būna, netgi kartais net nežino, kiek sutuoktinis gauna pajamų, jau nekalbant apie tai, kad planuoja bendras pajamas ir išlaidas kartu. Tai tas būtų labai svarbu ir labai svarbu būtų nusistatyti kartu tikslus. Bent jau kartą per metus susėsti ir turėti tokį pokalbį, o kokie yra vis tik tai mūsų tie ilgalaikiai taupimo investavimo tikslai, kokie yra trumpalaikiai ir sutarti, nes kai yra tikslai, tai tada žymiai lengviau yra ir jų siekti, ir laikytis disciplinos, ir galų gale ir vaikam paaiškinti, kodėl mes šiuo metu ten neperkam kažkokio prabangaus dalyko, bet todėl, kad mes turim visi išsikeltą tikslą. Tai aš manau, kad galima apibendrinti, ar ne? Biudžeto valdymas tam tikras 50, 30, 20, ilgalaikiai tikslai, pensija, vaikų mokslai, vaikų poreikiai, o po to jau vėliau investavimas atitinkamiam tikslam. Jeigu trumpalaikiai labiau dairyčiausi obligacijų instrumentus, jeigu ilgalaikiai labiau į akcijų, pradėti mažom sumom, diversifikuoti, atrodo viskas labai paprasta. Štai ir atvykome. Gerai, džiaugiuosi, labai greita kelionė buvo. Tai ką, gražios dienos. Ačiū, iki malonaus. Iki.